Sveiki visi! Ar kada nors kilo klausimas, kada sakyti a book, o kada the book? Na šiandien kaip tik ir išnarplosim šią anglų kalbos mįslę – artikalius e, n ir d. Pamatysit, po šio trumpo aptarimo jie nebetrodys tokie jau baisūs. Gerai, pradėkime nuo konkretaus pavyzdžio. Įsivaizduokim situaciją. Reikia rašiklio. Ką sakyti? Give me a pen ar give me the pen? Atrodo, tikras niekniekis, tiesa, bet reikšmė skiriasi kaip diena ir naktis. Išsiaiškinkime, kodėl. Taigi, šie maži žodeliai vadinami artikeliais iš pirmo žvilgsnio atrodo painus, bet patikėkit, jie turi savo sistemą. Tai tarsi slaptas kodas. Įminkime šią mįslę kartu ir pažiūrėkime, kada kuris artikelis yra teisingas pasirinkimas. Štai ir atsakymas. Kai sakome a pen, turime omenyje bet koks rašiklis, koks tik pasitaikus po ranka. Bet jei sakome the pen, kalbame apie tą vienintelį konkretų rašiklį, galbūt tą mėlyną, kuris guli tiesiai prieš akis. Jaučiate? Vienas žodis, o koks skirtumas? O dabar pati esmė, raktas, kuris padės viską suprasti. Viskas sukasi aplink vieną paprastą klausimą. Ar kalbame apie bet kurį daiktą iš krūvos, ar apie tą vienintelį konkretų? Taigi, taisyklė išties paprasta. A arba N renkamės, kai kalbame apie vieną iš daugelio bet kurį daiktą. O Z, kai kalbame apie tą vienintelį mums abiems žinomą daiktą. Tai tarsi skirtumas tarp prašymo paduok obuolį ir paduok tą raudoną obuolį. Panagrinėkime A ir N šiek tiek atidžiau. Abu jie naudojami tik su vienas kaitos daiktais. Bet kaip pasirinkti? Viskas priklauso ne nuo raidės, o nuo garso. Būtent todėl sakome an hour, nors žodis prasideda raidė H, pirmas garsas, kurį girdime, yra balsis. Įdomu, tiesa? Gerai, dabar metas išsiaiškinti, kadagi tas stebuklingasis the yra tiesiog būtinas. Pažiūrėkime į situacijas, kai daiktas staiga tampa tas vienintelis. Štai pagrindiniai atvejai. D naudojame, kai apie daiktą jau kalbėjome anksčiau. Taip pat, kai daiktas yra visiškai unikalus, juk turime tik vieną saulę. Arba, kai jis yra vienintelis tam tikroje vietoje, pavyzdžiui, pienas ant stalo. Na ir dar D labai mėgsta pasaulio kryptis bei šalis, kurių pavadinimuose yra tokie žodžiai kaip karalystė ar respublika. Štai puikus pavyzdys, kaip veikia ta unikalumo taisyklė. Turime vieną vienintelę saulę ir vienus vienintelius rytus. Todėl sakome the sun ir in the east. Viskas išties labai logiška, tai truputį pagalvoji. Bet palaukite, yra dar ir trečias variantas. Kartais geriausias artikelis yra jokio artikelio. Taip, tai vadinama nuliniu artikeliu. Pažiūrėkime, kada anglų kalba leidžia mums pailsėti nuo šių taisyklių. Gerai, įsiminkime 4 pagrindinės situacijas. Artikelių nereikia su vardais ir daugumo šalių pavadinimais. Jų taip pat atsisakome, kai kalbame apie bendras, abstrakčias idėjas. Pavyzdžiui, draugystė apskritai. Taip pat yra nusistovėjusių frazių kaip go to school, kur artikelis tiesiog nenaudojamas. Na ir žinoma, nereikia artikelio su mokomųjų dalykų pavadinimais. Ir štai pavyzdys. Kai kalbame apie draugystę kaip apie idėją, sakome tiesiog friendship is important. Joks artikelis čia nereikalingas, nes kalbame ne apie kažkokią konkrečią draugystę, o apie pačią sąvoką. Na ką, teorijos jau pakaks. Metas mažam testui. Pasiruošę? Pateiksiu kelis sakinius, pažiūrėkime, kaip pavyks pritaikyti tai, ką tik aptarėme. Pirmasis iššūkis. Prisiminkime taisyklę apie garsus, o ne raides. Koks artikelis čia tiktų? Teisingai, an, nors matome raidę H, jos tiesiog negirdime. Žodis prasideda balsiu, todėl renkamės N. Puiku. Gerai, dabar šiek tiek sunkiau. Čia reikia įrašyti net 2 artiklius. Pagalvokime, ar kalbame apie bet kokias padangas ir bet kokį dviratį, ar vis dėlto apie konkrečius. Taip, abiem atvejais tinka the, juk kalbame apie tas konkrečias padangas, kurios priklauso tam konkrečiam dviračiui. Viskas labai apibrėžta. Ir paskutinis galvosūkis. Prisiminkite, ką kalbėjome apie bendras sąvokas ir kasdienės rutinas. Ką darysime šiuo atveju? Visiškai teisingai. Jokio artikelio. Čia suveikia net 2 taisyklės iš karto. Children kalbame apie vaikus bendrai, o go to school yra nusistovėjusi fraze. Gerai, apibendrinkim. Štai 3 žingsnių patikra, kuri veiks beveik visada. Pirmas žingsnis. Ar kalbama apie konkretų daiktą? Jei taip, renkamės the.
Jei ne, antras žingsnis. Ar tai vienas iš daugelio? Jei taip, renkamės A arba N. Na, o trečias žingsnis. Jei netinka nei viena, nei kita, greičiausiai artikelio visai nereikia. Štai ir viskas. Mislė imta. Dabar laukia smagiausia dalis. Skaitant knygą, žiūrint filmą ar tiesiog klausantis dainos, pabandykite atkreipti dėmesį į šiuos mažus, bet galingus žodelius. Pamatysite, kaip viskas, ką šiandien aptarėme, veikia realiame gyvenime. Sėkmės!